Sveiki, kaimiečiai. Ir vėl tas pats. Su jumis sveikinasi sveikinimų koncertas. Mums parašė vyras tavo. Ateina kažkoks invalidas, nupušęs smegenų neturintis, dar iš čia heitit ateina. Ką tu, durnelė, ateini su feikinė anketa, net bijai veidą parodyti. Jisai nori pasveikinti savo žmoną su 80-uoju neištikimybės jubiliejumi. Ir štai jo žodžiai. Ant svetimo bybio į dangų. Joji. Su šia šaunia gaida mes pridedame ir pono Petro sveikinimus. Petrai, žodis jums. Deimante, tu kaip pavasario gėlelį pražydus. Taip tavo akys tokios pačios gražiausios. Kaip tavo šypsena tokia nuostabi. Kad tu neliūdėtum ir būtum graži ir nuostabi. Kad atėjus pavasariai medžiais taip sprogtų. Tu taip, Deimante, susprogtum savo meilės lovai. Nu, čia toks trumpas. Ponas Petrai, ar viskas gerai? Atsiprašau, biski kažkas man atsitiko, žinai, biski galvos svaigo, nežinau, kas čia pasidarė. Kai jau gryno oro įkvėpti. Petrai, tikrai viskas gerai? Ne.